Šuns ir vilko pėdsakai. Yra skirtumai, manoma atskirti. Tai aš visada sakau, aš jau nustojau komentuoti Facebook'e ten tuos, kai įdėt ir atsiunč man, kieno pėdsaks. Jeigu matmens nėra, tai aš iškart sakau, pekinesa. Nes pirmiausia matmuo. Šuo. Ką reiškia šuo? Tai šunų veislių yra nuo toj terjerą iki Senbernarą, ar ne? Tai negalim taip sakyti, ar vilko ir šuns pėdsakai skiriasi ar nesiskiria. Yra šunų veislių, kur tu neatskirsi to pėdsaką. Aš netgi dariau testą, rinkau ir paveikslavau šunų pėdsakus ir vilkų pėdsakus ir ten nesijėmė medžiotojai atskirinėti. Aš atsimenu iš savo jaunystės, kaip man senas medžiotojas, aš niekada nesupratau, kodėl senas, tai reiškia daug žino, tai kai jis man aiškino, kad mes ėjom kelių miškį ir buvo, reiškia, pėdsakai kanido, jis man aiškino, kad vilkas. Ir mes ėjom ir iš kokių 3 kilometrų tas vilkas išlėkė iš sodybos.